Snukiai pažįstami, tai visi savi, žinai. Tai jau čia nusibodė. Gerai, Romas labiau legendinis, jis anksčiau pradėjo. Bet blem, aš apie... Tas magas, kuris privertė mane žaisti tau. Ne, bet supranti, kad tas legendinis tai yra blogąja prasme legendinis. Bet blem, aš apie Bromą kiek turiu tokių pasakų papasakoti. Jo! Taip įdėti. Jis mane... Kaip pas 11 būtė. Supras, tais laikais maniakų, kai žmonės mažai žaidė, vo. O tai noriu papasakoti tokį, nu, nežinau, ar visi girdėjo. Tipo varėmi kažkokį mytą ir tipo komą turėjo Bromą paimti. Nu, kadangi jie ten šalia gyvena... Jie ten šalia gyvena, tipo ir sako komą, nu ką, privariu prie tos sankryžos, sustojau. Ir žiūriu, tipo reidas vyksta mentų. Penktadienio vakaras visus stabdo, karočią. Nu, visus stabdo. Ir jis nežino, kaip Bromas atrodo tiksliai. Įvaro vyrukas iš sankryžos prie... Pamato, užkardą, žinai, priekį. Gal tas vyrukas išgėręs, gal ten neturi kažko, žinai, technikinio kokio, suvaro ir sustoja, blėt, nežinau, ką turiu daryti. Sako, išeina kažkoks metalistas, žinai, kaip Bromas. Koža čia, blėt, plaukai, barzda tokia, kaip, žinai, kaip Jėzus Kristus. Visas Jėzus Kristus. Sako, Bromas buvo tą pasako, aš sako, matau, sustoja mašina, ten, kur aš stoviu, galvoju, ko mašina? Sėdu į mašiną, visi sako, instinktyviai, žinai, pažiūriu, kažkokį, žinai, seniokas atsėdė apie kiek metų. Aš taip į jį, nustėrus ten tokiam, to išmuš. Jis dėl mentų pergyvena, kad jį gali pagauti. O čia jis lėdo kažkokiu, sako, jeigu jie in general paskaitų... Sako, Bromas, taip, aš jį pažiūrėjau, aš taip atsisekiau, blėt, išlipo. Ko man tada privažiavo? Arba kaip dar vienas mitas buvo mano kavinė, nežinau,